Labadiena. Sveikas. Mes norėjom tiesiog pakalbinti paprastus gatvės praeivius ir paklausti, ar jūs gal pasirašytumėte ant neplanuoto vizito su labai teatru visą dieną ir kažkur pakeliauti. Žinoma. Sugalvokite, kur norėtumėte šiandien keliauti su labai teatru? Gal į Pajūrį? Ar Žemaitiją? Tolokai, bet pabandykim. Gerai. Aišku, žiūrovas supranta, kad aš šiokauju. Čia mūsų žvaigždė, Tomas. Ar jau Tomai pasiruošęs, labas? Labas. Ar pasiruošęs kelionį? Matai, va, viską. Va, gitarytė. O palauk, pas tave ten stovas gitarai. Ai, palauk. Einu pasimsiu. Turiu. Tai daug, tai. Pamiršau, paimsiu. Nu, tau bus Gerai, patogiau. kad priminė, jo, varau. Jo, gerai. Na va. Tai jau grįžtam iš po gastrolių, čia jau dar po gastrolių. Man buvo labai juokinga, kai Toronte aš dar būdamas studentų pats doktorantų, reiškia, pirmam kursė doktorantūros pradėjau dėstyti pirmakursiams. Ten toks kaip buvo profesorius padėjėjas. Bet studentai iš tos baimės ir mane vadindavo profesorium. Sakydavau, prašau, nevadinkit manęs profesorium. Sakau, aš esu toks pats studentas kaip ir jūs. Sako, tai kaip mums? Sako, ar galime jūs vadinti seru? Sakau, nelabai man patinka, bet jeigu norit, vadinkit seru, tik tai prašau, nevadinkit manęs profesorium. Ateidavo, sakydavo, Sir, what is the difference between Russia and Prussia? Sakydavo, there's not much difference there. Just some letters. Ką aš turėčiau pakomentuoti? Vartų komentuoti, kur mes šią... Agrastai labai skanus komentaras toks. Mes dabar esam Domeikavoj. Tarpiniai stoteliai. Taip. Ir jaučiuosi kaip naujam gyvenime. Agrastai geri. Tomas sakė, irgi viskas sakė jam. Nu ką, važiuosim toliau. Tęsim kelionę. Aha. Labą dieną, prašom užsukti į Genovefos dvarą. Tai čia ir bus? Taip. Taip, čia jų dvaras ir mes čia koncertuosim. Anksti iš rytą atsikėlęs, nuėjau prie jūros pažiūrėti. Kai vėjas pusto kranto smėlį, o horizontas dažos raudonai. Ir mano draugė keturkojė mane lydėjo, kai ant smėlio aš paišiau žemėlapį pasaulio, todėl kad jau nesusigaudžiau, ne. Kur man eit, kur ieškot, kur man eit, kur ieškot tavęs. Pirma nakties, kelionė įveikta. Ką gali apibendrintai pasakyti apie šią dieną ir kelionę? Diena buvo ilga, trūko maisto, maitinomės agrastais, grybukais su žaliom kepuraitėm. Nežinau, kas man bus rytoj su tokiu maitinimuose režimu, bet diena buvo ilga, įspūdinga. Tai tu grybų nepaėmė? Ne, nebenoriu šių. Ai, nu gerai. Rytoj jūratį paėms. Gerai, iki. Labas rytas. Good morning, espresso macchiato. O, iš kur gavote? Italiano. O kas ten? O kas čia? Asmeninė vadybininkė. Asmeninė vadybininkė. Ar jūs pasiruošę asmeninę vadybininkę tęsti mūsų daugiadienės gastrolės? Yeah. Kur šiandieną? Duokški.
O Duokiškis tai čia kur, kad žiūrovas? Rokiškio rajone, netoli Anykščių ir Svėdasų. Gyventojų tik 160. Bet juokingiausia yra miestelio pavadinimo kilmė. Baudžiavos laikais, reiškia, vienas baudžiauninkas iš pono pavogė kiškį. Ponas jį pagavo ir pradėjo mušti su lazda, rėkdamas duok kiškį. Ir nuo to atsirado Duokiškis. Ir kadangi gyventojai šiaip nieko gero daugiau nesugalvoja, kaip pavadinti. Jūrate, mes darėm, ką galėjom. Kentėjom, čia tavo. O, kiek liko? Čia yra lobis. Čia yra lobis. Gal aš dabar jau vieną paragausiu? Ne. Gerai. Tai čia mama Jeigu padovanojo. gerai sugrosi šiandien. Čia jam padovanojo, duok jam vieną. Mane tas spalva atbaidė, žinai. Kadangi važiuosim į Duokiškį, Man čia primena žaliasias musmirės. Tom, kur jūs čia apsistojom? Mes apsistojame Kiškių muziejaus kambariuke. Tai susipažinkit, Jūratė sėdi šalia pagrindinio šeimininko. Tiesą sakant, aš šiek tiek net pavydėliauju, nes pasižiūrėk, kaip jinai jaučiasi puikiai šalia Kiškių. Šalia manęs jinai tik, nežinau, gerai jaučiasi. Ką čia darai, klausyk? Kas nepatinka? Kodėl prie Jūratės kabinėjasi? Tomai, šitoj laidoje smurto nebus. Tomas čia šovė tokį dar nežinomą jo gyvenimo faktą. Taip. Agne, tu turi pristatyti Paulių. Čia yra smuikininkas, labai geras, labai šaunus, bet... Yra dar vienas Paulius Vaicekauskas, jisai groja bosu, tai va, abudu į tą pačią polikliniką eina. Jis metais už mane vyresnis. Vakar miesto aikštės fontane maudėsi ir taškėsi vaikai. O šiandieną plaukioja jame žolės ir pamiršti daiktai. Ačiū už šitą renginio organizavimą. Jeigu ne jūs, tokių dalykų nevyktų. Tai buvo Tomas Barkelis ir Paulius Vaicekauskas. Labai kvartal. Mums buvo gera. Labai gerai, ačiū Jums labai. Visiems. Ačiū labai operatoriu. O Tomas tai ir pabėgo. Ai, tai Tomas nenori apsikabinti. Ir gėlės darė beveik. Čia vis yra. ačiū tau labai. Labai fainai. Vokiečiai iškrisė. Važiuokit namo. Gastrolės baigėsi. Ate.